Ir beidamas toj kelionėje supratau, kad turiu daug traumų, nuoskaudų, žaizdų, kurios riboja mano potencialą. Anksčiau, kai aš to nesupratau, man atrodė normalu. To nebūtų, jei nebūčiau pradėjęs tyrinėti savęs ir atradęs, kiek žaizdų ir skausmo taškų aš turiu savyje ir nešioju savyje, kurių net nesuprantu, kad turiu. Savęs pažinimo kelionė yra geriausia investicija, ką tu gali duoti sau. Miško monologai, Laurynas. Kartu su Ūla. Ar šiandien trumpai ir paprastai apie tai, kodėl savęs pažinimas yra, ko gero, geriausia investicija į save, kokią gali padaryti žmogus per savo gyvenimą. Galvojau apie šitą temą daug pastaruoju metu ir visą laiką galvoju, ieškau teisingų pavyzdžių, kurie rezonuotų, kurios klausytojas, tu, žmonės, kurie tai matys, išgirs, suprastų. Pavyzdžių, kurie užkabintų. Pavyzdžių, kurie įtikintų galbūt. Ir sesijos metu, dirbdamas individualiai su vienu klientu, irgi bandžiau jam paaiškinti, kodėl tai yra svarbu ir bandžiau sudėti taškus, argumentuoti. Ir netikėtai atėjo tokia mintis, kadangi vyksta olimpinės žaidynės šiuo metu, tai atėjo pavyzdys su sportu. Kodėl savęs pažinimas yra svarbus? Nes tu esi atletas, pavadinkim taip, sportininkas, kuris žaidžia gyvenimą, eina per gyvenimą, žaidžia vienokius ar kitokius savo gyvenimiškus iššūkius, eina per gyvenimą, tyrinėja ir jis yra kažkiek traumuotas, kažkiek sužeistas. Ir jis to nesupranta. Ir jis žaidžia tą gyvenimo žaidimą. Traumuotas. Su patemptais raiščiais. Susilaužyta ranka. Susilaužyta koja. Ir jis žaidžia taip, kaip jam gaunasi ir jo suvokime, kuriame nėra suvokimo apie traumą, jis savo tas traumuotas galimybės, fiziologinius įgūdžius, kurie yra apriboti traumos fizinės, jis mano, kad jis daro, ką geriausiai gali. Tačiau jis nesupranta, kad jo ranka sulaužyta, jo koja išsukta, jo raiščiai patempti, jo akis pamušta. Jis to nesupranta. Ir žaidžia gyvenimą ir jam sekasi, kaip jam sekasi. Jis atiduoda visą save ir galbūt jam nelabai sekasi. Jam pritrūksta jėgų, pritrūksta vikrumo pasiekti rezultatus, įgyvendinti svajones, pasiekti pilnatvę gyvenime. Nes jis nesupranta, kad šitam gyvenimo žaidime jis žaidžia nepilnu savo potencialu. Jis išnaudoja tik 20, 15, 30% savo turimo potencialo, kadangi tas potencialas yra apribotas įvairiausių traumų, žaizdų, nuoskaudų, kurių jis sąmoningai nesupranta, kad turi. Tas žaidėjas, žaidžiantis gyvenimą, jis sąmoningai nesupranta, kad jis turi tas žaizdas, kurios apriboja jo potencialą. Gyventi, išgyventi, patirti pilnatvę šitam gyvenime, džiaugsmą, laimę. Ir kaip viskas keičiasi savęs pažinimo kelionėje, kada mes pradedam tyrinėti save ir mes atrandam,
mes turime išsuktas kojas, sulaužytas rankas ir patemptus raiščius. Kad mes turime traumų, nuoskaudų ir žaizdų iš praeities, kurios riboja galimybę išnaudoti visą savo potencialą. Tos traumos riboja mūsų psichologinį, psichinį pajėgumą patirti džiaugsmą, pilnatvę, laimę ir džiugesį gyvenime 100%. Ir kaip tada, kviečiu tave pamąstyti su manim kartu, kaip tada pasikeistų gyvenimo žaidimo kokybė, jeigu tas žmogus, tas žaidėjas žaidžiantis gyvenimą suprastų, kad jis turi traumas, kurios neleidžia jam pilnai mėgautis, pilnai išgyventi, pilnai patirti džiugesio ir pilnatvės gyvenime. Kaip tada keistųsi jo žaidimas gyvenime, jo žaidimo kokybė, su kuriais žaidžia gyvenimą, jeigu ir suprastų turintis tas traumas ir žaidžiantis tik 20% savo pajėgumo vietoj 80, vietoj 100. Kaip tada pasikeistų jo žaidimo kokybė, gyvenimo kokybė, jeigu jisai išsigydytų tas traumas, žaizdas, nuoskaudas. Kaip pasikeistų rezultatai, kuriuos jis pasiekė žaidimo aikštelę, kurią mes dabar vadiname gyvenimu šitam pavyzdyje. Kaip pasikeistų jo galimybės pasiekti džiaugsmą, pilnatvę, patirti meilę, išgyventi meilę, patirti džiugesį ir tiesiog pilnatvės būsenas gyvenime, kad jis pradėtų žaisti ir išnaudoti pilną savo potencialą. Aš manau. Kadangi aš esu vienas iš tų žaidėjų ir aš anksčiau, būdamas jaunesnis, aš žaidžiau gyvenimą. Aš žaidžiu ir po šiai dienai aš jį žaidžiu. Ir bežaisdamas gyvenimo žaidimą, aš pradėjau eiti savęs pažinimo kelionę. Ir beeidamas toj kelionėje supratau, kad turiu daug traumų, nuoskaudų, žaizdų, kurios riboja mano potencialą. Anksčiau, kai aš to nesupratau, man atrodė normalu pasiekti tai, ką pasiekiu, išgyventi tokią lygmens kokybę, kokią išgyvenu gyvenime tuo metu. Tačiau aš nežinojau, kad tai nepilnas mano potencialas. Ir tikriausiai akivaizdu, kai pasikeitė mano suvokimas apie gyvenimo žaidimo kokybę, kad aš supratau, kad aš žaidžiu tik išnaudodamas 20 savo potencialo procentų, žaisdamas šitą žaidimą, kurį mes dabar vadinam gyvenimu. Tačiau viskas ėmė keistis tada, kada aš pradėjau tvarkyti tas žaizdas, gydyti save, terapinti save, rūpintis savimi ir gydyti tas žaizdas bei traumas, kurias nešioju savyje iš praeities. Mano potencialas padidėjo. Ir aš dabar nedrįstu tai, kad aš žaidžiu 100% savo gyvenimą, tačiau aš tikrai nebežaidžiu 20%. Aš jaučiu ir žinau, kad aš išnaudau daug daugiau savojo potencialo patirti gyvenimą, kadangi susigydžiau, ištaisiau daugelį žaizdų ir traumų, kurias nešiausi savyje, kurių net nesupratau, kad turiu savyje. Ir tai visiškai pakeitė mano žaidimo kokybę, kaip aš žaidžiu gyvenimą, kaip aš jį suprantu, kaip aš jį interpretuoju, kaip aš jį patiriu. Tačiau tam reikėjo suprasti, kokias žaizdas, kokias traumas aš turiu savyje. Supratus jas, pradėti jas taisyti, tvarkyti ir susigrąžinti tą potencialą, kuris užrakintas liko kažkur praeityje, kažkiekio procentų. Vienur 5, kitur 7, kitur 1%, kitur gal 10 ar 15. Ir iš visų pusių rankiojantis, tvarkantis tas žaizdas, žaizdeles, traumas, traumeles, mano pamatas, natūralus potencialo procentinis lygmuo ėmė kilti ir didėti.
mano gyvenime pradėjo labiau sektis. Aš pradėjau patirti didesnę kokybę savo gyvenimą, pradėjau labiau mėgautis tų žaidimų, nes galėjau padaryti daugiau ir mano indėlis į šitą žaidimą, kurį aš vadinu gyvenimu, žymiai padidėjo, pagerėjo ir pakokybiškėjo. Ir visa tai dėl to, kad aš pradėjau tą kelionę, kurią vadinu savęs pažinimo kelionę. Pradėjau tyrinėti savo vidų, prisėmiau atsakomybę už tai, kas esu, ką jaučiu ir ką turiu. Ir pripažinau savo, kad kenčiu ir manęs netenkina ta kokybė, kurią turiu. Ir aš noriu daugiau ir tikiu, kad galiu daugiau. Ir tada viskas pradėjo keistis. Kaip gražu ir kaip stipru yra savo pripažinti, kad aš kenčiu ir kad ta kokybė, kurią patiriu, dabar manęs netenkina ir aš noriu daugiau, aš noriu geriau. Tačiau nereikalauti iš gyvenimo daugiau, tačiau paklaus savęs, ar aš galiu daugiau ir ką turiu padaryti, kad gaučiau daugiau, kad patirčiau labiau, kad išgyvenčiau stipriau. Ir to nebūtų, jeigu nebūčiau pradėjęs eiti savęs pažinimo kelionės. To nebūtų, jei nebūčiau pradėjęs tyrinėti savęs ir atradęs, kiek žaizdų ir skausmo taškų aš turiu savyje ir nešioju savyje, kurių net nesuprantu, kad turiu. Ir kaip gražu, kad pradėjau tą tvarkyti, taisyti. Gydyti save, terapinti save, rūpinti savim, tvarkyti tos skaudulius, nuoskaudas, žaizdas ir traumeles. Ir kiekvienas mes turim begalį savyje ir nešiojimą savyje. Ir taip susigrąžinau užrakintą po traumą, po žaizdą paliktą savo procentinę dalį to potencialo, kurį mes nešiojamės kiekvienas. Ir išlaisvinęs tą susigrąžinau ir dabar žaidžiu su daugiau to turimo savo potencialo, kurį naudoju savo gyvenime, kurį išnaudoju. Tai ką noriu pasakyti, yra tai, kad savęs pažinimo kelionė yra geriausia investicija, ką tu gali duoti savo. Bandžiau, dariau, patyriau ir man pasisekė ir to besalgiškai tikiu ir dėl to rekomenduoju ir tau, kad tiesiausia kelionė į sėkmę, laimę ir pergalę yra kelionė į save. Į savo vidų, į savęs pažinimą, suprasti, kas ten yra, nes visi atsakymai tavo viduje, kodėl tau sekas, kodėl tau nesiseka. Visi atsakymai tavo viduje, tad negaišk laiko ir pradėk tą kelionę į save, pažink save, supras save ir čia rasi visus atsakymus. Viską čia rasi. Tai yra gražiausias dalykas, ką gali padaryti dėl savęs. Tai yra geriausia investicija, į ką tu gali investuoti savo laiką, dėmesį ir energiją į save, į savęs pažinimą ir supratimą, kas, kaip ir dėl ko ten vyksta tavo viduje. Kodėl patiri vieną ir patiri kitą. Kodėl jauti trūkumo, kodėl patiri perteklių ir panašiai. Kelionė į save, į savo vidų, į savęs pažinimą. Tai geriausia investicija. Miško monologai. Miške, po kurio laiko pagaliau miško monologai miške. Aš, Laurynas Prasmingas, kartu su Ūla. Ūla, ateik, pasirodė. Mano prodiuserė, vadybininkė Ūla. Pasakysiu kažką. Trumpai raškiai Šulas, tai ačiū tau už dėmesį ir iki kitų susitikimų.